Lietuvos jūrų muziejus pasipildė naujais gyventojais. Per kelias dienas į muziejų atvežti 2 nusilpę ruoniukai, pamestinukai. Į Lietuvos jūrų muziejų ruonio jauniklė atvežta iš Grūdų. Nusilpusią ją rado vaikštinėdami pajūrių žmonės. Muziejininkai spėja, kad ruoniukė atvesta prieš kelias savaitės. Jis sveria vos 13 kg, 3 kartus mažiau negu jos bendra amžiai. Taip ruoniukė ginasi. Pasak muziejininkų, tai geras ženklas. Pasiutus merga, bent šlapimas parodė, kad problemų pas ją tikrai didelių nėra. Su kandžimu irgi nėra, gleivinė burnytės irgi labai graži. Vienintelė jos problema, todėl, kad jinai nedamaitinta. Lietuvos jūrų muziejininkų atpenėta ir išslaugyta ruoniukė pavadinta Tinge bus paleista atgal į jūrą. Toks pat likimas laukia ir kito ruoniuko Velykio. Po Velykų jis nusilpęs ir sužeistas buvo rastas ties Nida. Lietuvos jūrų muziejuje išslaugyta daugiau kaip 20 ruoniukų. Mažylius ruoniai pradėjo vesti prieš kelias savaitės. Todėl nusilpusių ruoniukų pajūryje gali būti išmesta ir daugiau. Muziejininkai prašo, ant kranto išvydus ruonio jauniklį jo negąsdinti, neįtarti. Jeigu pamestinukas nusilpęs ar sužeistas, reikėtų iškviesti specialistus. Kaip žinia, šitie ruoniukai gimsta Rygos įlankoje ir iš ten ar per anksti nuslydę nuo ledo lyties atidreifuoja čia į pajūrį. Pernai metais buvo 2 ruoniukai, o užpernai rekordinis ruoniukų skaičius net 6. Visi jie buvo išgydyti, išslaugyti ir paleisti atgal į Baltiją. Į laisvę bus paleista ir kita muziejaus globotinė – ledinė antis kvaksė, gyvenanti kartu su ruoniukais. Nors muziejininkai nuvalė nuo jos plunksnų mazutą, plaukioti ji kol kas negali.